Gražūs ir derlingi Nemuno krašto sodai. Jie ypač gražiai auga Lietuvos kaimui pasukus socialistinio ūkininkavimo keliu. Buržuazinėje Lietuvoje sodininkystė rūpinosi tik pavieniai mokslininkai. Gilesnį pėdsaką Respublikos sodininkystėje paliko profesorius Adomas Hrebnickis. Jis XIX amžiaus pabaigoje Dūkšto apylinkėje įkūrė pomologinį sodą, o savo darbo rezultatus apibendrino 4 sodininkystės knygose, išleido Vaisių atlasą. Pokario metais sodininkystę aktyviai propagavo akademikas Tadas Ivanauskas. Jis introdukavo daug sodinių, parengė vaisinių ir uoginių kultūrų standartinių veislių sortimentą. Respublikos vaismedžių ir vaiskrūmių selekcijoje daug dirbo Ipolitas Štaras. Derliai, Noris, Gaiva, Keistutis, Vaiva – tai tik dalis jo išvestų obelų, serbentų, braškių veislių. Pradėtą darbą tęsė jo duktė Dalia Bulavienė ir kiti Respublikos mokslininkai. Respublikos sodininkystė, kaip ir visas žemės ūkis, vystomas planingai. Specializuotose ūkiuose moksliniais pagrindais kuriami pramoniniai sodai. Vytėnų sodininkystės daržininkystės bandymų stoties mokslininkai nagrinėja pagrindines sodininkystės problemas. Mokslininkų ir gamybininkų kolektyvinio darbo vaisiai – tai nauji pasiūlymai, rekomendacijos, naujos sodų kultūrų veislės. Su sodų kultūrų selekcininkais kartu darbuojasi valstybiniai žemės ūkio kultūrų veislių tyrėjai, Lietuvos žemės ūkio akademijos sodininkystės daržininkystės katedros darbuotojai, augalų imuniteto specialistai. Ateityje į vaismedžių ir vaiskrūmių selekcinį darbą įsijungs fiziologai, genetikai. Pasakoja sodo kultūrų skyriaus vedėjas, žemės ūkio kandidatas Algis Kviklys. Pagrindiniai sodų intensyvinimo veiksniai yra 3 – veislė, poskiepis ir sodo konstrukcija. Būtent šių klausimų sprendimui yra nukreiptos pagrindinės Vytėnų bandymų stoties mokslinio bendradarbių pastangos. Respublikoje gerai žinomos stotyje išvestos naujos veislės, tai obelų, obelis, noris ir auksis, juodieji serbentai svyriai, braškės, nora ir nida. Pradėtos plačiai dauginti naujos introdukuotos veislės Kliozė, Spartan, Mekintoš ir kitos. Šitą darbą pas mus stotyje dirba visa grupė naujų veislių tyrėjų ir selekcininkų. Kalbant apie poskiepius, ypatingą perspektyvą turi žemaūgiai. Žemaūgiai sodai įveisti ne tik bandymų stotyje, bet ir daugelyje ūkių. Pirmąjį pramoninį derlių šie sodai duoda jau 3–4 metais po pasodinimo. O po 80 metų juose skinama po 30–40 tonų vaisių iš hektaro. Skinant vaisius žemaūgiuose soduose, darbo našumas padidėja 1,5–2 kartus. Žemaūgių vaismedžių veisimui paspartinti, bandymų stotis pasiūlė naudoti tarpinį skiepijimą. Šiuo metodu jau į akiuotą daugiau kaip 50 000 žemaūgių tarpininkų. O ateityje jų kiekis padidės iki 120–150 000. Bandymų stotis pasiūlė poskiepius auginti šiltnamiuose. Ši priemonė leidžia visą Respublikos daigyną pakeisti 2 hektarais šiltnamių ir nepriklausomai nuo klimatinių sąlygų pilnai aprūpinti Respublikos medelynus kokybiškais poskiepiais.
Šiuo būdu poskiepiai jau auginami avižienių ir kaišiadorių ūkiuose. Pramoniniai sodininkystei Respublikoje vadovauja Žemės ūkio ministerijos sodininkystės ir daržininkystės trestas. 24 ūkiuose bus įveista apie 15 000 hektarų sodų. Didelis dėmesys skiriamas žemutinės grandies kadrų mokymui. Kasmet geriausių sodininkystės ūkių medelynuose rengiami akiuotųjų konkursai seminarai. 1000 hektarų sodas veisiamas Kėdainių rajono Pagirio sodininkystės tarybinėme ūkyje. Prie sodų įveisimo projektų tenka gerokai pasiginčyti gamybininkams, mokslininkams, sodų projektuotojams. Pramoniniuose soduose diegiama nauja technika, pažangi technologija. Kovai su piktžolėmis plačiai taikomi herbicidai. Sraigtasparnis virš Respublikos sodų jau nebe naujiena. Daugelis sodininkystės ūkių juos naudoja kovai su ligomis ir kenkėjais. Darbas našus, naudingas, ekonomiškas. Kontūrinė vaismedžių genėjimo mašina atpalaiduoja šimtus darbo rankų. Jis sukurta bendromis Respublikos mokslininkų ir mechanizatorių pastangomis. Mašina galima genėti vaismedžius vertikaliai, horizontaliai, suformuoti norimą vaismedžio eilės profilį. Mokslininkų rekomendacijas ir gamybininkų patyrimą skleidžia bei apibendrina Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos sodininkystės draugijos leidžiamas mėnesinis žurnalas Mūsų sodai. Nepakeičiama knyga sodininkams. Lietuvos pomologija. Braškės visų mėgstamos uogos. Nors ir lepi ši kultūra, bet jos plantacijos Respublikoje plečiamos. Ateityje kiekvienais metais bus priskinama po 1000 ir daugiau tonų skanių uogų. Didėja serbentų ir agrastų plotai Dūkšto, Šakių, Ariogalos, Lunksnėnų ir kituose sodininkystės tarybiniuose ūkiuose. Pasvalio rajono Naradavos sodininkystės tarybinio ūkio sodininko agronomo Povilo Girniaus vadovaujama brigada viena iš geriausių Respublikoje. Ši brigada nekartą apdovanota Tarybų Sąjungos liaudies ūkio pasiekimų parodos diplomais ir medaliais. Respublikoje daugiau kaip 200 000 bičių šeimų. Sodams žydint, bitės aplanko kiekvieną žiedą. Jos apdulkina vaismedžius, į avilius suneša 100 tonų medaus. Pavasarinis medus pats skaidriausias, pats skaniausias. Dabar soduose darbymetį. Vaisius skinti padeda studentai ir moksleiviai.
sodininkų ir jų talkininkų darbų sėkmę lemia organizuotumas, socialistinis lenktyniavimas. Specializuotų ūkių saugyklose vaisiai rūšiuojami ir sandėliuojami. Dalis vaisių perdirbama. Iš obuolių, slyvų, uogų gaminami kompotai, vaikams tyrelis, džemai, aromatingas natūralus vynas. Didžiausias derantis sodas Respublikoje yra Jurbarko rajono Mičiurino sodininkystės tarybinėme ūkyje. Ilgus metus jam vadovauja žemės ūkio mokslų kandidatas Algirdas Sruoga. Šaunias darbo ir poilsio tradicijas išpuoselėję mičiuriniečiai gyvena gražioje Klausučių gyvenvietėje. Klausučių žemėlapyje dar nėra. Aš noriu tik pabrėžti, kad Klausučiai visai nesenai buvo labai nedidelis kaimas arba tiesiog pasakysiu pora vienkiemių. Nuo pastarojų metų Klausučiai išaugo ir mes šiuo metu turime Klausučiuose apie 1100 gyventojų. Turime 9 gatves, iš kurių viena pavadinta Antano Daugėlos vardu, kuris pirmasis pradėjo veist sodus mūsų ūkyje. Be to, yra mūsų pačių tradicijos, tai būtent kas ketvirtį suvedami rezultatai ir tai jau atitinkamas mūsų šventės. Vasarą mes pravedam jaunimo šventę, kada susirinka mūsų gyventojai ir apylinkės jaunimas. Na, taipogi ir kitos priemonės. Ūkio žmonės kartu su kasmetiniu darbo ir poilsio stovyklų akademiniu jaunimu moka ne tik gerai dirbti, bet ir nuotaikingai praleisti laisvalaikį. O tai turi didelį auklėjimąjį poveikį būsimiems specialistams. Specializuotose sodininkystės ir daržininkystės ūkiuose auginamos gėlės. Broliškų respublikų bendradarbiavimo, tautų draugystės dėka neatpažįstamai pasikeitė žemdirbio buitis ir kultūra. Sunku įsivaizduoti Lietuvos kaimą be gėlių, pavyzdinių gyvenviečių, gražiai besitvarkančių sodybų. Nesurasime sodybos, prie kurios nebūtų veisiamas sodas.
Tai svarbu ekonominiu ir socialiniu požiūriu. Žemės ūkio darbuotojai stengiasi būsimoms kartoms palikti puikius darbo, gamtos ir grožio puoselėjimo pavyzdžius. Greta pramoninės sodininkystės atsirado kolektyviniai sodai. Respublikos kolektyviniuose soduose triūsia daugiau kaip 50 000 darbininkų ir tarnautojų šeimų. Pirmąsias sodininkavimo žinias, supratimą apie aplinkos tvarkymą ir kaimo grožį, tarybų Lietuvos jaunimas įgauna Kauno Mičiurino tarybinėme ūkyje technikume. Kasmet technikume paruošiama apie 150 sodininkų, bitininkų, daržininkų, želdinių specialistų. Vasara atsisveikina su sodais. Dabar rudens rimtis. Medžiai, kaip ir žmonės, kaupia jėgas nesibaigiančiam pasikartojimui.